Sveikinimai Žalgiriui su visiškai pelnyta pergalė. Manau, šitose varžybose du momentai ir tokios du dalykai lėmė pergalę Žalgirio. Pirmas buvo momentas antro ketvirčio antroji pusė, kada pralaimėjom 10-0 atkarpą ir Žalgiris įgijo tų daugiau nei 10 taškų persvarą. Negalėjom patys nepataikydami tikrai gerų metimų, padarėm klaidas grįždami į gynybą, ką labai akcentavome su jais. Ir antras dalykas, su tokia komanda kaip Žalgiris, kai tu leidi jiem pelnyti 29 tuos vadinamus lengvus taškus, pasiėmė 19 kamuolių puolime ir pelnė 17 ekstra taškų ir dar 12 berods taškų pelnė po mūsų klaidų, tai 29 taškai tai yra neįmanoma laimėti. Tai, nes jie, kaip paveda tuos 10 taškų, tai yra Eurolygos komanda, jie žino, kaip tą skirtumą saugoti, brangina kamuolį gerai, įžaidžia tada gerai. Mums reikia stengtis būtinai su jais žaisti lygiai, jokių būdų nepaleisti, neturėtų blogų atkarpų. Taip kad čia tie du momentai, manau, tie lengvi taškai ir antro ketvirčio ta pabaiga lėmė mūsų pralaimėjimą. Ruošiamės? Tai ką man pasakyti, kad nori, kad aš pasakyčiau? Aš sakau, ruošiamės, taip ruošiamės, mes įsidėsim ir taip toliau mes paprasčiausiai klaidas padarėm tokias, kur neturėtume padaryti, nes Mindaugas 2 kartus atidavė kamuolį į rankas. Sakau, turi būti susikoncentravęs, žaisdamas, taip. Matot, jisai su Žalgiriu paskutinės 2 varžybas žaidė su nuskausminamais vaistais, nesitreniruodamas, tik žaisdamas varžybų. Tikrai yra, tas nuovargis duoda žinot, tos 2 pražangos išmušė iš rotacijos į truputį ir mūsų visą tą sujaukė rotaciją. Ir, nebuvo jisai toks, kokio jo norėjom ir negalėjom jo sugrąžinti į rotaciją 5 pozicijoje, taip kad, turėjom ieškoti kitų variantų, taip gausi. Grando negalėjimą žaisti lėmė Jankūno dominavimą, ar tai buvo kitos kažkur? Kieno? Jankūno dominavimas. Tai iš dalies taip, todėl kad Grantas tai buvo tas žaidėjas, kuris turėjo pagrindę stabdyti Jankūną gynyboje ir tos greitos 2 pražangos, po to greita 3 pražanga tikrai lėmė ir tą mūsų rotaciją, kur mes turėjome kiti žaidėjai būti su Jankūnu. Manau, visi, kurie supranta krepšinį, žino Roberto stipriasias pusės ir tai jis yra tas ramstis gynyboje, toje baudos aikštelėje, jisai gynyboje visada, to statistikoje nepamatysi, ką jis daro. Jisai visada yra teisingoje pozicijoje, jisai teisingoje pagalboje, jo rankų darbas, kojų darbas yra toks, koks turi būti, taip kad tai yra labai didelė parama gynyboje, tikrai. Ir kovoja dėl atšokusių kamuolių, žinoma. Ką parodė, 5 kamuolius berods puolime atsikovoja. Ne, suskaudo koją kažką, šokant, suskaudo koją, taip kad nežinau. Taip kad, man čia neramiausios minutės iš vis yra, taip kad, išvažiavo į ligoninę, kiek žinau. Daktaras mūsų su 2 žaidėjais. Grantas.